Išmokos pagal civilinę paslaugų sutartį ir PVM. Kiekvieną kartą, kai tik tai gaunu kažkokį tai klausimą apie išmokas pagal civilinę paslaugų sutartį ir ar reikia čia registruotis PVM mokėtojo ar nereikia, suklūstu. Vadinasi, žmonės dar iš tiesų nežino. Tai dar kartą, jeigu turi individualią veiklą pagal pažymą arba vykdai kažkokią veiklą su verslo liudijimu ir dar šalia turi mažąją bendriją, tai žino, kad šitos pajamos sumuojasi PVM ribai. Išmoka pagal civilinę paslaugų sutartį iš mažosios bendrijos ir tavo savarankiškos veiklos pajamos. Bet jeigu jau esi PVM mokėtojas, tai privalai išrašyti PVM sąskaitą faktūrą mažajai bendrijai už, ar tai vadovavimo, kokias ten paslaugas teiki savo mažajai bendrijai pagal civilinę paslaugų sutartį. Ir toje PVM sąskaitoje faktūroje jau turi būti išskirtas PVM-as. Ir klausimas buvo, jeigu esu ūkininkas, PVM mokėtojas ir dar turiu mažąją bendriją ir išsimoku pagal CPS-ą. Lygiai tas pats. Tu esi PVM mokėtojas kaip fizinis asmuo. Vadinasi, išrašai PVM sąskaitą faktūrą mažajai bendrijai už paslaugas pagal civilinę paslaugų sutartį. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti išskirtas pridėtinės vertės mokestis ir jisai turi būti deklaruotas ir sumokėtas į biudžetą tavo kaip fizinio asmens. Viskas, tai yra labai paprasta. Vykdau veiklą ekonominę kaip fizinis asmuo ir dar turiu mažąją bendriją, gaunu išmokas pagal civilinę paslaugų sutartį, vadinasi, tai yra PVM objektas ir šios pajamos sumuojasi 45 000 eurų ribai. Aš tikiuosi šį kartą dabar aišku ir labai tikiuosi, kad nepasiklysi. Tai linkiu pelningo verslo ir protingų sprendimų.